kita unikali istorija, kuri vadinasi Blynų balius. Būtent buvo tokios imituotos užgavėnių laikotarpiu, už tai vadinosi Blynų balius, imituotos sužadėtuvės. Kazimieras Spėblys Mažytis, partizanas, labai aukštas, yra įvairiai šaltiniai išlikę, kad tai galėtų būti 2,5 m iki 2,16 m ūgio žmogus. Tai iš tikrųjų tais laikais buvo ir taip sunku suvokti, įsivaizduokit, kokio dydžio jisai turėjo turėti koją ir kokius batus ir kaip sunku buvo gauti šiaip batus, o jau ką kalbėti apie neeilinės kojos žmogaus batus. Ir Angelė Senkutė Pušelė, ryšininkė, jie imitavo sužadėtuves, kurių metu buvo pasikėsinta į Marijampolės apskrities komunistų partijos sekretorių ir kitus darbuotojus. Pačios sužadėtuvės buvo 3 kartus perkeliamos ir iš tikrųjų 3 kartą sutapo su Blynų baliumi, bet pačiam baliui pasiruošta buvo iš tikrųjų nefiktyviai. Buvo ir stalas paruoštas, ir drabužiai, yra truputį išlikę ir citatų, kaip tas pats Kazimieras Spėblys Mažytis ruošėsi, kada jam buvo siuvamas kostiumas, kadangi nebuvo tokio tiesiog taisomas, galbūt taip tiksliau pasakyti, kostiumas pagal jo ūgį. Tai buvo ir, kaip sakoma, ir rankogaliai prailginami specialiai, ir kelnės buvo ilginamos, o batų be abejo nebuvo galima rasti tokio dydžio, tai už tai buvo pačiose sužadėtuvėse Kazimieras Spėblys Mažytis būtent ir avėjo partizaniškus tikrus ilgaulius batus.